Visiems kolegoms, darbuotojams geriausi sveikinimai su praėjusiam šventėm. Džiugu, kad administracija sugebėjo mūsų kviesti paskutiniam metų dienomis. Tokių klausimų, trumpų posėdžių. Iš tikrųjų, taip yra, kad biudžetas paskutinis patikslinimas, mes jį turim prabalsuoti taryboje, prieš tai komitetuose. Tai komitetui dalyvauja komiteto posėdžiai jungtinis, kadangi matyt biudžeto klausimas pagrindinis, tai man paskyrė pirmininkauti. Ar sutinkat kiti pirmininkai? Nesutinkat? Ne, tikrai posėdžio tarybos nevesiu, nereikia, meras yra, bet matyčiau taip, galim pradėti dirbti. Jungtinis visų komitetų posėdis. O, Rolandas, sveiki. Ir tave su šventėm praėjusiam. Tai dėl dalyvavimo visi dalyvauja? Pilnumoj? Ne, Vaclovas Matejūnas nedalyvauja. Pranešė, kad nedalyvaus. Taip? Serga kažkas? Nepranešė. Reiškia, nedalyvauja, jis yra. Kaimo reikalų ekologijos. Gal žinot pirmininkas Matejūnas, kodėl nedalyvauja? Antanas. Ne, reikia nuo Greckės svarstyti, konservatoriai, taip kažkaip. Nu, šventinės negadinkim čia nuotaikus, ką čia svarstysim. Dirkim. Gerai, nedalyvauja iš kaimo reikalų ekologijos komitete, nedalyvauja Vaclovas Matejūnas, bet kvorumas yra. Daugiau? Strelcovas. Nuotolinį jungsis, taip? Yra pasijungęs. Štai yra. Sveiki, Simonai. A, girdit mus? Ačiū. Tai gerai, galim pradėti. Jungtinis komitetas, biudžeto finansų valdymo komitetas dalyvauja visi. Ūkio plėtros komitetas dalyvauja visi. Švietimo, kultūros ir sporto dalyvauja visi. Kaimo ekologijos nedalyvauja Vaclovas Matejūnas. Jis pranešė, kad nedalyvaus, taip? Nepranešė. A buvo jam pranešta? Buvo pranešta. Sveikatos ir socialinių reikalų dalyvauja visi. Dėl darbotvarkės. Išspausdintas buvo pirmas klausimas, tai dėl savivaldybės tarybos 23 sausio 31 sprendimo T1 dėl savivaldybės biudžeto 23 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas P433. Ir yra papildomas klausimas, kadangi visi tie pakeitimai turi pasikeisti ir strateginis veiklos planas 23-25 metų, tai jis yra kaip papildomai traukiamas, nes reikia ir šitą apsvarstyti. Bet šį ko gero reikia pirmų svarstyti, taip? Nu, kaip nėra skirtumo, jeigu taip jau... Ai, sekundė, pranešimas toks, iš tikrųjų yra paruošta salė tarybos posėdžiui, tai jeigu norit kalbėti, bendrai visi galima įsidėti korteles jau ir kai norėsit kalbėti, pasispauskit kalbėti, turėtų veikti mikrofonai, šiaip jie neveiks. Kaip sako? Ir nori kažką paklausti, Jonas Naugreckis, prašom. Dėl darbotvarkės. Ačiū. Tai norėčiau pamatyti, kaip išpublikuoti sprendimo projektą, ypatingai kur siūlot papildomų ir kas siūlo. Publikaciją norėčiau pamatyti viešai. Ir datą pamatyti arba popierinį variantą, kada išpublikuotas. Pagal reglamentą 24 valandas prieš komitetus, prieš tarybą. Tada galima siūlyti traukti papildomą. Gerai, pabandykim pažiūrėti dokumentų pateikimo tvarką. Kas pateiks, kas pristatys? Iš galo parodys. Ar galit parodyti šitas sprendimas, kada jis yra išpublikuotas?
Nepriminti reikia, o parodyti prašoma. Tai parodykit viešai. Nėra trūkų. Iš galo. A galit parodyti informatiką? Negali, todėl kad nėra. Yra, yra. Nu, kalbos sekretorė, kad yra. Gal paaiškinkit čia truputėlį. Šiaip, kolegos, aš truputį kaip tik su specialistėm. Taip, 22 dieną, Jonai, išsiųsta. Nu, tuoj suras parodysim kažkaip. Ne. Dėl strateginės veiklos plano patvirtinimo. Kolegos, truputėlį dėmesio. Iš tikrųjų, tai yra. Aš prieš posėdį kalbėjau su investicijų skyriaus ir vedėja ir sakiau, visgi čia biudžeto toks patvirtinimas, gal mums reikia tenais keistis šitą aprašą veiklos strateginio, reiškia, planavimo, kad ar tokie turėtų keistis dėl tokio mažo biudžeto patikslinimo, ar turėtų keistis strateginis planas. Nu, mes dar diskutuosim tuo klausimu, matyt, jūs, kaip sako, teisės aktai įpareigoja. Metų pabaigai. O šiaip, jeigu būtų vidury metų, nereikėtų. Metų pabaigai, kadangi keičias biudžetas ir strateginis turi pasikeisti. Visos programos. Nu, bet vis tiek keičiam visą strateginį. Iš naujo. Tai kolegos, gal pakomentuokit, kaip čia, kada paspaudėt, gal prie mikrofono. 22 dieną. Taip. Gruodžio 22 dieną, kolegos, matot. Gal klausimų nebėra? Aš manau, kad tikrai čia nereikėtų kažką labai daug. Tiesiog esam visi susirinkę ir galim dirbti su tuo papildomu klausimu ir pagal tą darbotvarkę tokią trumpą. Nes, kaip girdėjot, specialistai aiškina, kad metų gale reikia strateginį veiklos planą pakeisti, kadangi kad ir nedideli pinigai, bet programuose jie turi atsispindėti. Ar būtų dar klausimų dėl darbotvarkės? Nes siūlomas ir papildomas klausimas. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 23-25 metams patvirtinimo pakeitimo. Sprendimų projektas SP 434. Kaip matot, jis buvo paviešintas ir jis yra. Ar galim balsuoti dėl darbotvarkės rankų pakelimu? Nėra klausimų daugiau? Galim. Tai balsuojam dėl darbotvarkės, biudžeto finansų. Kas už, kad ir su papildomu klausimu? Rankų pakelimu. Čia yra biudžeto. Čia yra. Visi taip, ne? Kiekvieno komitetas gerai, juk čia esam. Aš sakiau biudžetas. Taip. Dar kartą tada, kiekvienas komitetas, čia yra komiteto jungtinis posėdis. Balsuojam kiekvienas komitetas atskirai. Biudžeto ir finansų valdymo komitetas, kad būtų dirbama dviem klausimais darbotvarkė. Dėl savivaldybės biudžeto patvirtinimų sprendimų projektas TSP 433 ir su papildomu klausimu dėl savivaldybės strateginio veiklos plano 23-25 metams patvirtinimų pakeitimų sprendimų projektas TSP 434. Balsuoja biudžeto finansų valdymo komitetas. Kas už šitą darbotvarkę? Visi, ačiū. Ūkio plėtros komitetas. Palaukit. Nebalsavot? Žiūrėkit, biudžeto komitetas turi atskirai balsuoti. Kiekvienas komitetas balsuojama atskirai. Ingrida yra kitam komitete. Jo, nu tai dabar ūkio ir plėtros komitetas, į kurį įeina, primenu, Rolandas Freiminas, Rolandas Kaveckas ir Darius Simanaičius. Kas už šitą darbotvarkę? Prašom prabalsuoti. 2. Nebalsuoja. Kas trečias? Rolandas. Ai, kaip. Reikėjo komitetams susėsti pagal komitetus. Dabar. Kiek balsavo ūkio plėtros komitetas? Pirmininkė. Ingrida, pasakykit. Kiek balsavo? A visi, ar jūs nebalsavot? Jūs pirmininkai, pasakykit, kaip balsuojat. Tai kiek balsuoja? 3 balsuoja, Ingrida Venciuvienė, jūs nebalsuojat.
Susilaikot. Nebalsuojat, nedalyvaujat. Nedalyvaujat balsavime. Gerai, dabar Darius Simonavičius kaip balsavo. Tai reiškia, Darius Simonavičius ir susilaiko, Ingrida Vencievienė nebalsavo. Aišku, Švietimo ir kultūros komitetas. 1, 2, 3, 4. Visi vienbalsiai, ačiū. Kaimo reikalų ekologijos. Nėra Motiejūno. O, kaip gerai, pirmininkas pasakė. Visi. Strelcovas, teisingai. Yra. Gerai. Sunkiau vesti tokį jungtinį. Yra tokių komentarų visokių. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas. Vaida Grisienė, Ingrida Kašmarinė, Rasa Salginė ir Ingrida Volosov, primenu. 1, 2, 3, 4. 4 už ir Ingrida Volosov, pirmininkė, dėl darbotvarkės susilaiko. Balsų dauguma biudžetas, reiškia balsų dauguma bendros biudžeto finansų, ūkio, švietimo, kaimo reikalų, sveikatos komitetai prabalsavo, kad dirbam pagal šitą darbotvarkę. Tai darbotvarkė patvirtinta. Kolegos, dėmesio, tylos, galim dirbti, nesigadinkim nuotaikos ir dirbkim. Pirmas klausimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 23 metų sausio 31 dienos sprendimo numeris T1. Kolegos, jeigu norit pasakyti ar paklaus dar kažką, tai prašom pakelt ranką, įsijungsit mikrofoną ir kalbėkit. Nesibarkim. Jūs, Jonai, galite registruotis kalbėjimai. Dabar norit. Prašom, Jonas. Aš labai trumpai dėl vedimo pačios tvarkos. Prašom. Ar galim paprašyti, kad antrą klausimą įkeltų, ką mes matytumėm darbotvarkį, dabar mes jeigu patvirtinom. Ką matytumėm ir tarybos darbotvarkį ar kur. Nes dabar realiai, sakykim, to antrą klausimą mes nematom. Ar galite informatikai paaiškinti, kaip čia padaryti? Parodykit, kur įkeltų. Ne, Rūnai, čia nereik mums. Antrą klausimą, kad įkelti pačią darbotvarkę. Matot, yra parodytas. Ką tik sekundę nebuvo. O da per refresh padarysiu tuoj, nėra. Aš nematau. Ir vėl sakysim, kad aš kalbu apie pačią darbotvarkę viešai, ką mes matytumėm. Aš refreshuoju, niekaip nėra. Per naują, ne? Ar galim dirbti su dviem klausimais, kolegos? Jonai, turi dar klausimų informatikai ar kažkam? Ar jūs norit, kad mes dar kart balsuotumėm, kad įtrauk šitą klausimą į darbotvarkę? Jis ir aš nežinau, ko reikia dar. Jonai, ir viskas tvarkoj? To įkels, dar neįkėlė. Gerai, palaukim, kol įkels. Nereikia. Nėra pretenzijų, kad paskui nebūtų, štai mes neįkėlėm, kažką nedarom. Ar gali Rita... Taip. Antrą klausimą. Ačiū, viskas tvarkoj. Tai tada prašom, pristatykit, finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė, pristatykit klausimą. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 23 metų sausio 31 dienos sprendimo numeris T1 dėl Šiaulių rajono savivaldybės 23 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo sprendimo projektas numeris TSP 433. Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė. Prašom. Labadiena visiems. Susiklostė taip aplinkybės ne nuo savivaldybės priklausančios, kad teko rengti papildomai tarybos sprendimo projektą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 metų sausio 31 dienos sprendimo numeris T1 dėl Šiaulių rajono savivaldybės 23 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Po tarybos posėdžio, tai yra po 19 dienos, savivaldybė gavo dar 3 rūšių valstybės biudžeto lėšas. Tai yra valstybės biudžeto lėšos gautos iš vidaus reikalų ministerijos, kurios įsakymas yra pasirašytas gruodžio 20 dieną. Ir valstybės perduotom funkcijom, tai yra priešgaisrinės saugos funkcijai, yra skirta 8,5 tūkstančio eurų.
Toliau iš socialinės ir darbo apsaugos ministerijos gruodžio 21 dieną yra gautos projekto bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negale Šiaulių rajono savivaldybėje netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio kompensavimas už 23 metus. Pagal viską šitos lėšos turėjo pas mus į biudžetą patekti 24 metais, tačiau jas įvedė gruodžio 21 dieną ir pagal dotacijų sutartį, nepanaudoju šitas lėšas, per 5 dienas mes turime jas grąžinti. Tai užtat mes ir rengėme šį sprendimo projektą ir kvietėme tarybos komitetus ir tarybos posėdį. Ir taip pat yra iš finansų ministerijos gautos išlaidų kompensacija užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos karinių veiksmų Ukrainoje priėmimo 8815 €. Šitos lėšos yra paskirstomos savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programai 8,5 tūkstančio priešgaisriniai tarnybai, 8815 taip pat savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programai savivaldybės administracijai ir projektų finansavimo programai, tai yra tas 19 178,79 € netinkamo finansuoti pridėtinės vertės mokesčio kompensavimui, kad mes galėtumėm pasidengti savivaldybės biudžeto lėšas, kurias mes esam sumokėję vykdant šitą projektą. Tai vat tokie biudžeto pakeitimai, 3 eilutės pajamose, 3 eilutės išlaidose. Aišku, pristatėte, gal pakomentuokit, kaip atrodo šiandien bendras mūsų biudžetas, kiek yra pajamų, kiek asignavimų ir paskutiniai skaičiai. Patikslintas mūsų savivaldybės biudžetas pagal tarybos sprendimą, tai yra biudžeto pajamos be 22 metų likučiai yra 69 tūkstančiai. 69 milijonai 300 ir 389 €. Likutis, kuris persikėlė į 23 metus iš 22 metų, yra 3 milijonai 310 tūkstančių ir 978 €. Asignavimai viršijantis pajamas, tai yra mūsų pasiskolintos lėšos 23 metais yra 2 milijonai 269 € ir 606 €. Ir taip pat asignavimai, kurie sudaro 74 milijonus 880 tūkstančių ir 973 €. Iš jų 33 milijonai 696 tūkstančiai ir 260 yra darbo užmokestis. Tai toks mūsų biudžetas būtų jeigu pritartumėt šitam patikslinimui. Kaip pajamos prognozuojamos, kaip manot, vedėja, kiek bus įvykdytos 105 procentais? Negaliu tiksliai atsakyti. Šiai dienai jau turime virš 1 800 000 yra pajamos viršytos metinės, bet tačiau, kadangi baigiamosios apyvartos vyksta iki sausio 10 dienos, tai ir biudžetinės įstaigos dar moka šią savaitę atlyginimus, tai tikimės, kad tikrai bus šita suma didesnė. Ačiū, labai viskas pristatėt. Prašom, kolegos, klausimų. Taip, Darius Simonavičius, prašom, klauskite. Taip, sakykite dabar savivaldybės administracijos mokos fondas. Ar tenais yra kažkokie tai sutaupimai? Ir antras klausimėlis, ar buvo išmokėtos premijos ir kam buvo išmokėtos? Ir trečias klausimas, ar socialinių paslaugų centro direktorė gavo premiją už gerą darbą, už 23 metus? Į šitos klausimus aš ne visai galėčiau atsakyti. Administracijos darbo užmokesčio fondą jūs matote savivaldybės tarybos sprendime. Aš galiu jį jums paviešinti, jeigu 5 milijonai 328 tūkstančiai ir 20
euro centų iš savivaldybės biudžeto, iš valstybės perduotų funkcijų yra 528 796 ir jeigu žiūrėti visą bendrą administracijai skirtą darbo užmokesčio fondą yra 5 878 452 eurai. Kiek šitų pinigų panaudos įstaigos iki metų pabaigos turi gražinti į iždą nepanaudotas lėšas ir mes tik tada galėsim pasakyti, kiek to darbo užmokesčio fondo liko ir kiek jo yra lygiai taip pat ne tik su administracija, lygiai taip pat yra su visom biudžetiniam įstaigom. Ar socialinių paslaugų centro direktoriai buvo išmokėta premija, ar ta vadinama skatinimas, aš tikrai negalėčiau atsakyti, kadangi aš šitokios informacijos neturiu. Šitą informaciją galėtų atsakyti meras tikriausiai. Jo pavaldume yra biudžetinių įstaigų vadovai. Supratau. Jo, tai tada gal meras galėtų sakyti, ar socialinių paslaugų centro direktorė gavo premiją už gerą darbą už 23 metus? Tai prašom. Damoka. Na. Tai jeigu dar jau atsakė, išsijungit mikrofoną ir jeigu nebeklausė daugiau, jeigu dirbam pagal... Šakočiuvienė, Judita, prašom, klausėt. Aš tokį buhalterinį klausimuką, tik tais ar ten pavyktų sudėlioti tuos vienetukus po 1 eurą, kad neklaidžiotų, nes pagal programas yra asignavimai 74, ne 73, o šitą pagal lėšų šaltinius 72. Tai viduj ten sužaisti. Čia tikriausiai yra centų apvalinimas, tai mes tikrai tą pažiūrėsim. Atlyginimais irgi tas ten skiriasi truputį. Kadangi sąmatos yra sudaromos centais, o biudžetas yra tvirtinamas eurais, tai... Aš mačiau, nes ir gautos dabar tuos lėšos vienas. Mes tikrai pasižiūrėsim tą centų apvalinimą. Nu, Judita buhalterinė žinia savo įrodo, centų ieško, viskas gerai. Euro. Gerai. Judita, supratom, pasižiūrėsit, vedėja užfiksavo. Kas dar nori? Novogreckis Jonas užsiregistravęs. Jo, dėkui, Jarūnai. Aš nežinau, čia ar rytos, bet tai kažkaip tai tada, kad žinotumėm, o gal jūs susiprašot kiekvienais metais, kaip kokia įstaiga išsimokėjo ir kiek premijų. Būtų labai malonu matyti tą išklotinę. Tai yra biudžetinės įstaigos, kaip išsimoka premijas, kokius priedus gauna ir už ką priedai. Planuojant biudžetą niekas jokių premijų neplanuoja, yra planuojamas atlyginimas 12 mėnesių, bet metų eigoje biudžetinėse įstaigose būna ir sirgimų, būna, kad darbuotojai išeina ir nepriima ir sutaupytą darbo užmokesčio fondą įstaigos vadovas turi savo nuožiūrą teisę pagal teisės aktus paskirstyti savo darbuotojam, neviršijant darbo užmokesčio fondo skirto tie metam. Tai reglamentuota yra. Taip? Tai yra pagal Ne, tai viskas tvarkoj, tegul ir skirsto, tai vat ir norėtos tos pamatyti. A jūs norite, prašot, kad jums pateiktų, kaip biudžetinės mūsų įstaigos išsimokėjo, kokias lėšas išsimokėjo papildomai. Jo, kokias premijas išsimokėjo. Ne premijas, gal čia už darbus, kiek suprantu, jeigu priedus. Ne, matot, nežinau, tai už ką mokama premija. Aš tai supratau, kad sako, jeigu susirgo kažkas... Ne, tai viskas tvarkoj. Tai gal ir yra, nes šiaip sakykim, kaip sakoma, premija mokama už gerą darbą. Tai supratom visi, man atrodo, kad kažkas pateiksit į... Bet ar galbūt tai tai gal vadovai renka, nereikia čia gal papildomai, gal kiekvienais metais pasižiūrit, kokios įstaigos, kiek įsimoka premijų, kokias premijas, ką įsimoka vadovai ir panašiai. Čiagi tai jums, kiek suprantu, atsakys, čia vadovų nėra dabar. Aš tą puikiai suprantu su jais. Tai matot, per vadovo ataskaitą tai jau bus faktas įvykę. Žiūrėkit, kolegos, nežinau, juk pasakė kažkas tai iš administracijos, pateiks jums tą.
metai baigėsi, kažkas tas lėšas galbūt kaip priedus kokius išsimokėjo. Jeigu pateiks, tai reiškia ir pateiks. Nu, juk tikrai tai nėra slapta kažkas, aš taip galvoju. Ar galėtų kažkas pateikti? Priemokos ir priedai yra mokami darbuotojams ir metų eigoje. Tai, Taip. tai jeigu įstaiga išmokėjo už papildomą ar priedą už papildomus darbus ar įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, tai šitie priedai nuguls į tą bendrą, kur metų eigoj mokama. Tai čia jokios premijos nebus. Ir jūs negausite tos bendros informacijos, o pagal pavardės mes neturim teisės rinkti. Nes tie priedai ir priemokos yra pagal teisės aktų reikalavimo, jos teisė, tai yra išmokamos už papildomus darbus. Jeigu darbuotojai... Bet supratom, man atrodo, visi supratom. O tai kaip... Tokių premijų niekas nemoka. Kolega Jonai, premijų tikrai niekas nemoka, premijų. Meras tuoj pakomentuos, bet jūs kaip tarybos narys galit kreiptis į įstaigos vadovą ir šitų... Žiūrėkit, tai ką jūs čia dabar kalbam apie labai juokingą dalyką. Mokam atlyginimą, palauk Arūnai, aš pabaigsiu, mokam atlyginimą, sudarom galimybę gauti premijas, priemokas ir panašiai, ir mes kaip taryba mokam, tvirtinam. Ir mes neturim teisę žinoti. Įstaigos biudžetą tvirtinam. Įstaigos, taip. Tvirtinam, mes žinom jį. Jūs tvirtinate darbo užmokesčio fondą, o jo panaudojimas jau yra įstaigos vadovo kompetencijoje. Meras kelia ranką, prašom, pakomentuokit. Aš galiu apibendrinti, nei vienai viešai biudžetiniai įstaigai nebuvo papildomai pravesta pinigų į darbo užmokesčio fondą. Priemokos, damokos, priedai buvo sumokėti iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo. Nei vienas vadovas negavo atskirai priemokos, kol nebuvo visiems darbuotojams išmokėti kažkokie tai priedai ar damokos, priemokos metų pabaigoje. Kas dar klausimų dėl biudžeto patvirtinimo pakeitimų, dėl sprendimo projekto TSP 433? Užsiregistrausiu, nėra Grakauskienė dar kelia ranką. Taip suprantu, kad visus domina, ar vienodo dydžio buvo tose įstaigose, jeigu buvo padalinta visiems, tai kokio dydžio gavo eiliniai ir kokio dydžio gavo vadovai. Aš taip suprantu, kad kyla klausimas dėl to. Tai mūsų savivaldybės įstaigos, mūsų viskas ir mes neturim teisės viso to žinoti. Kažkaip keistai skamba. Žiūrėkit, Ada, gerbiamo kolegė, mes nagrinėjom klausimą dėl biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Tai yra 3 dalys, kurias pristatė. Dabar mes čia įklimpom truputį į kitus dalykus. Mes galim bet kada, ar atskirai komitetas susirinkęs, pasižiūrėti, kaip buvo mokos fondas naudojamas. Konkrečioje įstaigoje, bendrai savivaldybei. Bet čia truputį ne visai tas klausimas. Sutinkat? Ar galim balsuoti? Nebėra klausimų. Simonai, jūs prisijungęs, mačiau, neturit klausimų. Galim balsuoti. Gerai, balsuojam, kad sprendimo projektas būtų svarstamas tarybai. Sprendimo projektas TSP 433 dėl Šiaulių rajono savivaldybės 23 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Balsuoja biudžeto finansų valdymo komitetas rankų pakelimu. Komitetai. 5 visi, ačiū. Ūkio ir plėtros komitetas. 3. Kas nebalsuoja? 4. Kas čia? 5? Ne. Visi. Ir dar subalsuoja. Visi 5. Sutinkat? Viskas, pasakykit pirmininkai. Galiu aš nematyti. Šiaip reikėtų susėsti komitetus pagal komitetus. Bet visi, kad būtų svarstomas švietimo ir kultūros. Švietimo ir kultūros. 1, 2, 3, 5. Visi. Ačiū. Kaimo ir ekologijos. Balsuojam. Kaimo ir ekologijos. Balsuojam. Ką matytumėm? Kiek yra? Visi. Žiūrėkit. Atėjimas nuotoliu. 4, taip. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas. Visi.
Ačiū. Komitetam prabalsavus už, sprendimo projektas TSP 433 bus svarstamas taryboje. Ačiū, vedėja. Po dabar, čia ko gero antrų, ar po balsavimo, ar Ingrida prieš antrą klausimą, prašom. Ingrida Vensvienė. Suprantu, kad prieš šventinis, tarp šventinis laikotarpis. Suprantu, kad gal buvo sunku pasiruošti. Bet ką mes darom šiandien? Mes netgi šiandien dabar klaidinam mūsų stebinčius ir parašydami savivaldybės tarybos posėdis. Dabar posėdis. Jis nėra transliuojamas, šį komitetas. Komitetai visi transliuojami. Tai Transliuojam. vienas dalykas tas, tokia pastaba iš tikrųjų. O kitas dalykas dėl to antro klausimo. Nu, žiūrėkit, kaip norit, išpublikuota, aš atsiverčiau internetas, viskas. Vienas klausimas, visiškai. Meras Česlovas Greičius pasirašo 22 dieną 14:38, vienas yra klausimas. Tai aš nežinau, apie ką mes kalbam, apie visą kitą. Tai aš nežinau, gal yra kažkokia kitokia teisinga sistema, kad jūs pasiūlytumėte įtraukti su visų pranešimu ir visko. Aš nežinau, bet mes darom ne taip, kaip priklausytų. Aš tik tai Žiūrėkit, tokią mes esam, pastabą. suprantu, galbūt kažkas, kaip sakėt, Jonas Novogreckis dar nori pakomentuoti, nes jis iškėlė tą klausimą. Prašom. Arūnai, bandau pagelbėti, kadangi Česlovas sakė eiti kompromisą. Tai iš tikrųjų tas klausimas yra išpublikuotas tarybos darbotvarkėje. Ne, yra, atsiverskite tarybos darbotvarkėje. Tarybo, perfrešiok. Yra. Nu, žiūrėkit, tikrai aš manau, kad galim dirbti pagal tą, ką jau prisimėm darbotvarkę su 2 klausimais. Tai svarstom antrą klausimą. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Ingrida. Nu, visi esam susirinkę, praktiškai dalyvaujam visi, tai čia nedarykim gal tokio. Jo, tai prašom, investicijų į projektų valdymų skyriaus vedėjas Simono Lyčiovienė. Galiu. Kitą metų laiku klausimiukus. Jo, mes dar padiskutuosim, kaip sakėm, dėl to, bet kaip sakėt, metų gale reikia ir strateginį planą. Dėl to gal čia ir gavos toks. Tai prašom, pristatykit antrą klausimą. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 22 metų gruodžio 20 dienos sprendimo T393. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 23-25 metams patvirtinimo pakeitimo. Sprendimo projektas TSP 434. Projektų valdymo skyriaus vedėjai ir investicijos Simono Lyčiovienė. Nu, viską pristačiau. Prašau. Labą dieną dar kartą visiems. Šis savivaldybės tarybos sprendimas tikrai gimė taip pat kaip ir biudžeto patikslinimu, todėl kad mes turime irgi atlikti pakeitimus 3 programuose, tai yra 1, 5 ir 16. Ir tik atsižvelgiant į šios dienos pristatytus finansų skyriaus vedėjos patikslinimus dėl biudžeto. Tai prašom leisti taryboje priimti šitą sprendimą. Prašom, klausė Grakauskę Neda. Aš labai rimtai vakar, ne taip jau rimtai, bet iš tikrųjų vakar peržiūrėjau šitą klausimą, tai ten buvo labai aiškiai parašyta, kad 9 programos keičiamos, o dabar 3. Sakykit, tai kiek iš tikrųjų? Pakeitimai atliekami 3 programuose, bet rengdami tarybos sprendimą mes darome pakeitimo redakciją, kurioje išdėstome visas programas tam, kad nereikėtų norime turėti suvestinę redakciją iš karto, o ne tik pakeitimus atskirai. Ir kaip sakė... Dabar sakykite, savivaldybės biudžeto patikslinimą mes darėm 23 gruodžio 19, gruodžio 28, 28 jau šios dienos įtrauktas. O 19 dieną mes taip pat turėjome strateginio plano pakeitimus. Kas dabar čia pasikeičia? Aš peržiūrėjau ir turiu pasakyti, kad strateginis planas tai yra
susiplanavimas mūsų darbų į ateitį. Taip? Taip. Ar aš klystu toj vietoj? Ne, taip. Tikrai taip. Tai skaitydama strateginį planą, aš ir 12 lapas, ir 13 Kolegos, paklausykim. tas lapas, aš visur randu analizę už 21, 20, 22, bet aš visiškai nieko nerandu, ten eina kalba apie dienos centrą sutrikusio intelekto, visiškai nieko nerandu apie 23 ir 25, nors dokumentas vadinasi strateginis veiklos planas 23-25. Aš sutinku, analizė būtų parašyta, aš suprantu, bet strateginis veiklos planas. Nikaip nesuprantu, kodėl ten nėra to 23-5, bet yra 20, 21, 22. 14 puslapis. Savanorystė. Lygiai taip pat 21, 22, apie 23 nėra, 24, 5 irgi nieko. Toliau keliauju. Keliauju prie smulkiojo ir vidutinio verslo. Tai iš vis nesupratau, kas ten yra. Parašyta 22 metų Šiaulių rajono smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programos įgyvendinimui buvo skirta 40 eurų. 21 puslapis. Toliau. Ne, strateginis planas neskubotai, jis yra toks, koks yra. Čia ir pakeitimai šitų trijų. O tai gal yra lygamasis variantas, kad iš tikrųjų... Aš vakar varčiau ten parašytos 9 programos ir aš ėjau per visą tą strateginį planą pasižiūrėdama. Ir ten, kur man užkliuvo akis... Ada, jūs atkreipkite dėmesį, kaip ir sako, metų gale, kai yra biudžetas paskutinis... Aš suprantu. Arūnai, pasakyk man tada, kaip atsitiko, kad 22 metais sutvarkius visą, jau už 22 mūsų viskas turi būti strateginiam sutvarkyti, ar ne? Buvo skirta 40 eurų smulkiam ir vidutiniam verslui. Nu, jūs nejuokaukit gal. 21-22 940. Nu, tikrai ne 40, čia kažkas gal klaidelė kažkokia yra. Tai aš matau ten tikrai daug... Berods 30 000 yra programoje smulkiam vidutiniam verslui, ar aš klystu? Tai aš taip skyriau... Aš skaičiau, juk pažiūrėkit, ten sakot, kad nėra 23, priemonės numatytos ir vandentvarka tenais gegužių įtraukta didžiausias projektas. Viskas yra įtraukta strateginiam planavime. Bet priemonės, kurios įgyvendintos, jau tai 22 metais ir 23 dar jos dar nesibaigė. Nu, strateginis planas jis yra didesnis dokumentas negu kad... Dėl 40 sutinku. Kas norėtų paaiškinti dar? Prašom. Tai, ką jūs skaitėte veiklos plane, tai yra atlikta analizė. Vordinime dokumente yra atlikta analizė, o Excel'yje yra pateiktos priemonės, kurios yra įgyvendinamos 2023-2025 metais. Ne visus Labai atsiprašom, kai kur gal tikrai yra dar techninių klaidų, nes tikrai didelis dokumentas. 40 eurų tikrai. Verslo, man atrodo, yra 30 ar 40 tūkstančių. 40. Tai reiškia 1000 turėtų būti, o ne eurų. Tai klaida. Ada, gerai pastebėjot. Pagal puslapius surašiau. Simonavičius dar. Prašom. Tai dabar truputėlį, kaip sakom, bandau aš susivokti. Mes dabar keičiame pirmąją programą, teisingai? Taip. Toliau 5 ir 16. Ir 16 programą. Tai ar yra koks nors palyginamasis variantas, kokia buvo ta programa iki šiandien dienos ir ką jūs siūlote? Nėra. Tai kaip mums atsirinkti, ką mes dabar keičiam? Tai biudžeto skaičius. Tai paprastas, pavyzdžiui, klausimas. Dabar yra pirmoji programai yra mero fondas, ne? Dabar kaip jis vadinasi, to aš patikslinsiu. Pirmoji programoje yra savivaldybės mero rezervo formavimas ir valdymas. Tai šiais metais, 23 metais, jo išnaudota yra 19 200, kitiems metams mes didinam 5 kartus, iki 100 000. Tai gal, jeigu neišnaudojamas tas fondas, tai gal jį sumažinti dar reikėtų ir iki 19 000, kaip ir yra 23 metais. Kai rengsime 2024 metais, patikslinsime. Taip. Nes tai yra planuojamos tiesiog sumos.
bet tai nėra patvirtintas biudžetas. Nu, tai va, gerai, toliau tada vykdyti prevenciją narkotikų, alkoholio, tabako srityse. Vėlgi pirmoji programa. Mes žinom, kokia situacija su narkotikais mokyklose, kokia situacija yra su neleistinais preparatais ir mes tik tai skiriame tik tai 3 000 eurų iš savivaldybės biudžeto 24 metams. Ar nemažai? Nu, bet jeigu programa yra, tai pagal programą bus vadovaujamasi, tie pinigai tai atsikels į biudžetą, ar ne? Ne. Nebūtinai. Tokius skaičius pateikia koordinatoriai ir asignavimų valdytojai, kurie valdo šias priemonės. Tai noriu pasakyti, kad biudžete bus ne 3 000 šitai prevencijos programai. Kiek jūs nuspręsit kitais metais, svarstant biudžetą, tokios sumos ir bus įrašytos? Gerbiamas Dariau, jau prasidėjo 24 metų biudžeto pagal programas, pagal asignavimų valdytojas, jau jie teikia savo matomus skaičius. Pagal vyriausybės nutarimus, pagal kitus nutarimus, matydama situaciją rajone. Jau prasidėjo tie darbai ir jau tie skaičiai jau administracijoje kažkokie yra, bet biudžetą tvirtinsim tarybą. Prieš tai apsvarstė komitetuose. Tai mano klausimas yra toks. Ar iš tikrųjų tie skaičiai, kurie yra matyti programuose, pirmoji, ar ten toj pačioj 10, ar 13, ar bet kurioj, tai čia yra, kaip sakoma, jau pagrindas, kokiais mes skaičiais einame į biudžetą, ar ne? Ar mes tiesiog galime, prasme, yra programa savo ir, va, tas, sakykim, strategija yra savo, o biudžetas yra savo? Tai yra planuojamos sumos. Mes, kol nėra biudžeto patvirtinto, kol mes neturim iš vyriausybės ir kitų institucijų aiškesnių duomenų, tol mes negalime pasakyti, koks bus ateinantis biudžetas. Tikslių sumų. Tai tu va to vėlgi veiklų... Dariau, jeigu suprantat, nori ir seniūnės daugiau, ir vandentvarkos, ir turto valdymo skyrius, visi nori daugiau. Jie dabar tai yra surašyti. Bet viską lems biudžeto dydis ir kaip mes pritarsim, kokiam biudžetui. Tai gerai. Tai dabar jeigu pagal vadovaujantis veiklos planu jau darbai yra padaryti, buvo numatyta, kad tai bus daroma 23-24 metais. 2 metus bus daromas kažkoks darbas. Jeigu jis yra padarytas per 23 metus, tai plane jis turi atsispindėti ar neturi? Turi. Tai klausimas tada, aš, kadangi esu ūkio komiteto narys, man klausimas, yra Kuršėnuose, yra Donelaičio gatvė. Yra numatyta, kad tai bus daroma 23 metais ir 24 metais. Dabar, jeigu mano informacija yra teisinga, darbai jau yra pabaigti. Tai, o pinigai 24 metams yra numatyti. Tai čia blogai ir čia gerai? Reikėtų pasitikslinti, nes mes dabar nematom. Dariau, žiūrėkit, strateginis planas yra iki 25 metų, taip? Jo. Tai juk jeigu, kaip planuoji, neužteks pinigų perkeli, liktai lėšas ir 24 metus. Bet jeigu padarėm, tai džiaugiamės tuo. Tai gerai, tai kodėl numatom 24? Tai dabargi tikslinam, tai ir tikslinkim. Nes nebesupranti žmogus, ką mes beplanuojam 24 metais. Jeigu mes nebūtumėm įsitraukę šito darbo, graibomės dabar kaip... Vienu žodžiu, aš nežinau, aš Dariui toks kolegai, jūs, kaip pasakėt, jūs esate ūkio plėtros komitetas, galit pasiimti šitą klausimą dėl strateginio veiklos plano peržiūrėjimo į savo komitetą. Bet gerbiamas Arūna, ką dabar gaunam mes šitos pakeitimus penktadienį pusę... Žiūrėkit. Penktadienį pusę... Čia nepakeitimus. Penktadienį pusę... Sutinku, bet šiandien... Penktadienį pusę 3 vakaro gauname pakeitimus. Nu jau sutarėm dėl to, kad įtraukėm. Kūčias, kalėdas mes turime analizuoti strateginio plano pakeitimus. Kolega Dariau. Ir po to ateinam ir darom. Diskutuokim dėl pakeitimų, dėl 3 programų. Aš labai atsiprašau. Visas bendras strateginį planą. Šiandien mes norime pakeitimus daryti tik tai dėl 3 programų. Visa kita buvo patvirtinta 19 dieną. Ar galite pasakyti, kas yra keičiama tada? Nes aš nematau. Ta prasme, kur yra keičiama? Kur yra lyginamasis variantas? Nu, nėra jau. 3 programos ten eilutės. Bet ką mes keičiame? Gaisrinė, kas ten dar? Lyginamai variantą atsiųsime. Atsiverskime biudžeto patikslinimą ir matysim, ką keičiam. Gerbiamą kompiuteristą, atidarykite pirmąją programą, gerbiamą kompiuteristą, atidarykite pirmąją programą ir žiūrime, kas yra keičiama.
Direktorius, paaiškinkit, kurioje programoje yra gaisrinės pinigai, gaisrininkų pinigai. Pirmoji programai. Nu, prieš gaisrinės įsiaiškinom, pinigai. Dariau. Tik tai statykite. Tik tai tą, taip. 19 000 pridedama 5 programoje. Jonas Novogreckis dar nori, nes Dariau, leiskim Jonui. Vo, Va pasijungi. dabar pajungia iš naujo. Jeigu galima, kad ir kaip bandžiau ieškoti tų būdų, bet tai man įrodė, kad viskas publikuota, viskas tvarkoj, tai dabar bandau šiek tiek merginom pagelbėti ir Arūnui. Tai sakykit dabar man, tai čia mes dabar tvirtinam planą veiklos, jo, kad kuri... Prašom, Jonai. Jo, aš bandau palaukti, kol išdiskutuos kolegos. Tai mes dabar tvirtinam planą, kuris jau ir anksčiau buvo patvirtinta, ir jis keistis gali tik tada, jeigu keisis skaičiai patvirtintam biudžete. Ir kai patvirtinsime 24 metų biudžete, mums patinka ar nepatinka, mes vėl turėsim keisti iš esmės viską. Labai teisingai. Tikrai. Ne viską, tą ką. Tai dėl ko mes čia diskutuojam, kad nemegojam Nereikia diskutuoti. Darius... Ne, mes viskas, čia viskas gerai. Jonai, jūs teisingai pasakėt. Mes galbūt tik tais nematom tų 3 punktukų, tai sakykit, kol jūs kavą gersit, mes patikslinsime per pertrauką. Ačiū, Jonai. Ačiū. Matau, klausimų daugiau nėra dėl veiklos plano, strateginio veiklos plano 23-25 metų patvirtinimo pakeitimo. Balsuojam dėl to sprendimo projekto SP434, kai jis būtų tuoj pat svarstomas taryboje. Biudžeto finansų valdymo komitetas. Kas už? Visi. Ačiū. Ūkio plėtros komitetas. 3 už. Ingrida nebalsuoja. Darius irgi nebalsuoja? 3 už, 2 nebalsuoja. Pritarta. Švietimo kultūros sporto komitetas. 4. Ada kaip? Nebalsuoja. Aišku, 4 už. Pritarta. Kaimo reikalų ekologijos. Iš dalyvaujančių visi, taip? Taip. Ačiū. Sveikatų socialinių reikalų. 3, 4. Visi. O kaip? 1, 2, 3. Visi. Ai, Volosovas susilaiko, Ingrida. Ingrida Volosova susilaiko, taip? Pritarta. Tai sprendimo projektas TSP 434 bus svarstomas tarybai. Ačiū, kolegos. Daug klausimų netikėjau, kad tai bus, bet... Klaidelės, kurios buvo. Klaidelės, manau, kad čia pamokėlės ateičiai truputėlį, kad ir aiškinamojo ir daugiau parašyti reikia. Jo. Tai aš nežinau, dabar posėdis baigtas, jungtinių komitetų posėdis baigtas, iš karto tarybos posėdis.